Įsitaisykite patogiai ir aš pakviesiu jūs trumpam į kelionę, kur išsiplečia mūsų galimybių horizontai. Pasižiūrėkite, kaip patogiai jaučiasi kūnas, kiek atsipalaidavę yra pečiai, ar patogu. Gal norisi įkvėpti ir iškvėpti, palengva kvėpavimas tampa ramus ir tolygus. Mes tuoj pat netrukus leisimės į kelionę. Mūsų laukia visų galimybių šalis, o toje šalyje mus pasitiks ypatinga persona. Taigi reikėtų pasiimti dovanų. Įsivaizduokite tokias dovanas, kurias norėtumėte įteikti. Galbūt tai bus puodynė medaus, pieno, galbūt tai bus indas su skanėstais, galbūt ką tik priskintomis lauko gėlėmis, galbūt kokia žavinga skrybėlaitė. Žodžiu, įsivaizduokite tokias dovanas, kurias norėtumėte pasiimti kartu su savimi į kelionę. Kartus įkvėpkite, iškvėpkite ir pasileiskime į kelią. Galbūt pamatysite keliuką ir tik reikia žengti pirmą žingsnelį ir pats keliukas jūs nuves iki visų galimybių šalies. O galbūt reikia sėsti į lėktuvą ir skristi per kalnus, upes, dykumas. O galbūt reikia susikrauti lagaminą ir pasileisti į kelionę laivu, kur jūs stovite ant denio ir kedena vėjas plaukus ir jūs su nekantrumu, su nerimu, su jauduliu laukiate, kadagi pasieksite visų galimybių šalį. Pastebėkite, kaip jaučiatės, kokius vaizdus matot. Galbūt kažkas šalia keliauja jūsų. Pamažu keliaujate ir pasiekite savo visų galimybių šalį. Galbūt tai uostas, galbūt tai kažkokia pilis, galbūt tai nauja valstybė arba mistinis neregėtas fantastinis kraštas, galbūt tai kažkur kosmoso platybėse. Leiskite, tegu ateina visi vaizdiniai, kurie nori ateiti. Ir štai, jūs jau pasiekėte savo visų galimybių šalį. Apsidairykite, kas yra kairėje pusėje, kas yra dešinėje, kokį pagrindą po kojomis jaučiate, koks yra oras, gal galit nuspėti, koks yra metų laikas, kaip krinta saulės šviesa, kokia dabar yra paros akimirka. Pastebėkite, kaip jūs esate toje visų galimybių šalyje, kaip jūs esat apsirengę ar apsiavę, kaip patogiai ar nepatogiai jaučiatės toje naujoje žemėje. Pastebėkite, kiek maždaug jums yra metų. Galbūt krenta dar kokios nors detalės į akis. Su smalsumu dairykitės akimis. Ir štai kažkur jau tolumoje pradeda boluoti figūra, kuri artinasi link jūsų. Ir ta figūra ir jūs tarsi jau esate pažįstami. Įdėmiau pasižiūrėkite, kas artėja link jūsų. Galbūt tai senas, barzdotas išminčius, galbūt daili ištaiginga karalienė, galbūt kažkoks žinomas ar nežinomas giminaitis iš jūsų gimtos linijos.
pastebėkite, kas artėja link jūsų, kaip jis atrodo, ką išduoda tos personos akis, kaip jis apsirengęs, kaip kvepia, kokia jų rūbų tekstūra. Patyrinėkite, kas artėja link jūsų. Taip, jis labai senai laukia jūsų čia visų galimybių šalyje. Ta persona šypsosi jums ir išmintingai, žvaliai ir guviai kviečia arčiau. Ir štai jūs jau susitinkate visai arti ir sveikinatės. Kaip derasi svečiui, jūs imate ir padovanojate savo dovaną, įteikėte. Pasižiūrėkite, kaip priima ta persona jūsų dovaną. Galbūt uosto, galbūt ragauja, galbūt užsideda, pasipuošia. Kaip jaučiasi ta persona, kaip jaučiatės jūs. Greičiausiai pasisveikinus, ta persona pakvies jūs pas save. Galbūt tai bus rūmai, galbūt kažkokia išmani senovinė biblioteka, galbūt koks išradimų kambarys, galbūt dirbtuvės, galbūt jo namai. Pastebėkite, kur veda jūs ta pasitikusi, jūs pažįstanti ir gerai nusiteikusi persona. Ir štai jūs jau to personažo namuose, erdvėje, ten, kur jis gyvena, kur jis būna, kur jis viską žino, kiekvieną tos erdvės kertelę. Ir štai jis eina prie vienos iš ypatingų jo gyvenamosios erdvės kertelių ir atveria ją. Galbūt tai skrynia, galbūt tai seifas, galbūt tai kažkokia slapta kamerytė ir ištraukia jums paruoštą ypatingą dovaną. Jūs su nekantrumu ir smalsumu stebite kiekvieną tos personos judesį ir laukiate, kasgi bus ten paduota jums. Ir štai ta persona atneša jums tą dovaną ir tiesia ją link jūsų. Jinai duoda ir įteikia jums ją į rankas. Apsižiūrėkite, kas čia per dovana. Kokio jis svorio, sunkumo, kokia tekstūra, koks kvapas, ką dar labai aiškiai pastebite. Taip, tai yra ypatinga dovana jums iš visų galimybių šalies. Ta persona taip ilgai jūsų laukia, kol jūs atvyksite į šitą šalį ir susitiksite su ja. Ji taip ilgai puoselėjo ir dėliojo, ruošė jums šitą dovaną. Kaip jūs jaučiatės? Greičiausiai jūs priimate ją. Priimate, pasižiūrėkite, koks emocinis fonas tvyro aplinkui. Galbūt jums norisi apsikabinti, padėkoti, galbūt norisi kažko paklausti. Padarykite viską, ko jūs trokštate. Galbūt jūs gausite kažkokį ypatingą patarimą, galbūt globėjišką apkabinimą, galbūt palaiminimą. Pastebėkite, kur link juda jūsų atsisveikinimas. Greičiausiai, apsikeitus dovanomis, jūs pakvies kelionė atgal. Taigi padarykite viską, ką norite ir palengva atsisveikinkite su jūs pasitikusia ir taip nuostabiai apdovanojusią personą. Atsisveikinkite ir pamažu grįžkite į savo transporto priemonę. Galbūt jau suūš traukinio vagonai, galbūt jau sututuos laivo sirena.
galbūt jau ir pats užsidėjęs kuprinę leisitės į kelionę. Atsisveikinkite su visų galimybių šalimi ir pamažu savo tempu sugrįžkite. Prisiminkite viską, kas svarbaus ir ypatingo jums nutiko. Jauskite tą dovaną, kurią jums įteikė ypatinga persona. Būkite ir palengva savo tempu sugrįžkite. Pajuskite savo kūną, savo erdvę, savo amžių. Pajudinkite kūno dalis. Įkvėpkite, pasirąžykite ir sugrįžkite.